maisto netoleravimo tyrimai nėra moksliškai pagrįsti, ne? Vadinasi, jau čia yra klaustukas. Šitas tyrimas niekada nebus pirmo pasirinkimo tyrimas. Jo principas yra imunoglobulino G4. Tyrimų yra įvairių dydžių, ne? Įvairių palečių. Tai pati retai skiriu šitą tyrimą, bet jeigu matau, kad jo reikėtų bendram tyrimų ir gydymo plane, tikrai svarstau, su pacientu pasitariu, nes vėlgi tai yra mokami tyrimai ir jeigu mums kažkokį duos dar papildomą atsakymą, kodėlgi ne, bet patiem pacientam nerekomenduoju jo atlikti, nes niekas nenori vertinti tik tyrimo, ne? Mes vertiname visumą, tai reiškia yra nuo kada simptomai, kokie jie, ne, ir panašiai, ką reaguojate. Gal labiau pacientus skatinčiau pradėti vesti mitybos dienyną ir ateiti jau su savaitės 2 tokiu planu, ką jūs valgėte, ne, nes taip, mes galime sakyti, alergizuoja viskas, bet iš tikrųjų tendencingai žiūrint kiekvieną dieną ir kas nuo ko atsitiko, ne, mes atrasime grupę maisto produktų, ar tenais yra kažkokia laktozė labiau įtariama, ar tai yra glitimo produktai, kurie provokuoja, ne? Tai manau, kad geriau atlikime namų darbus ir tada pasvarstysime, ar mums reikia tų papildomų maisto netoleravimo tyrimų.